paskutiniai Teisėjų knygos skyriai autorius, tas, kas užrašė Teisėjų knygą, manoma, kad tai Samuelis buvo, kad autorius, jisai tarsi tuos paskutinius skyrius prilipdė kaip postscriptum. Regis, chronologiškai jisai turėjo būti Teisėjų knygos pradžioj, gal netgi Jozuės knygos kažkur ten pabaigoj, bet jie tarsi va toks pridėtas, lyg paryškinta detalė, kaip buvo. Šiuose paskutiniuose skyriuose ne vieną kartą yra pakartojama eilutė, kurie apibūdina iš tikrųjų, visą, galima sakyti, Teisėjų knygą. Ir ta eilutė skamba taip. Sako, tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus ir kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Ir aš šitą eilutę perskaičiau ir mane nusmelkė tiesiog tokia, baimė, tarkim, net nežinau kaip tą pavadinti, toks šokas. Nes aš supratau, kad šiais laikais krikščionys elgėsi lygiai taip pat. Perskaitysiu dar kartą. Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus, kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Mes dabar turim karalių ir tik vieną karalių, bet mes darome taip, kaip mums atrodo teisinga. Ir dėl to tada išeina, kad vieni turi savo tiesą, krikščionis, kiti turi savo tiesą, ir mes vienas kitam nieko negalim pakomentuoti iš Dievo žodžių, nes iš karto tokie ragai atstatyti būna ir pareina dialogas maždaug, tu savaip supranti, aš savaip suprantu, bet kadangi Dievas tas pats, tai neva nesiginčinkim, smulkmenas nelyskim, leiskim vienas kitam augti. Bet iš tikrųjų dabar šito metu egzistuoja relativizmas, o tai reiškia, kad kiekvienas turi teisę į savo tiesą ir kiekviena tiesa turi būti gerbtina. Tai va čia tas pats, kas vyksta čia. Nebuvo karaliaus ir kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Ir dar įdomu yra, bet mes, krikščionys, mes turim karalių ir mes negalim pasirinkti, ar turėti karalių ar neturėti. Mes tiesiog turim karalių. Bet mes elgiamės taip, tarsi jo nebūtų. Arba mes sakom, kad turim karalių, bet mūsų elgesys parodo, kad mes negyvenam po karaliumi arba neturime virš savęs karaliaus. Nes jūs pagalvokit apie tai. Karaliaus turėjimas, galvos, kad tu turi galvą dvasioje. Turėjimas, jisai pasireiškia mūsų gyvenimuose, jisai turi tam tikras pasekmes. Tai nėra vien tik tais gėlytės ir drugeliai, tai yra tam tikri sprendimai ir pasirinkimai, kuriuos turime daryti, kurie atsispindi. Ir tuose pasirinkimuose tu matai, šitas žmogus nėra savo pats viešpats, jis turi viešpatį. Ir tas viešpats yra jam kažkoks toks svarbus ir toks brangus, kad ant šito žmogaus veiksmų atsispindi būtent tai. Kitas dalykas, čia ne į temą, truputėlį lyrinis nukrypimas, bet Jono Evangelijoje Jėzus perspėja fariziejus. Jisai jiems sako, kad jūs tikite Dievą, kurį vadinate tuo pačiu vardu, kaip ir aš vadinu savo Dievą, bet jis nėra tas Dievas. Tai čia yra lygiai taip pat kaip su mumis dabar ir kaip su žmonėmis, kurie teigia, kad jie turi karalių, bet iš tikrųjų jie susikūrė savo karalių. Tai mums reikia labai atvirai pasižiūrėti į savo karalių, kurį mes sakom, mano karalius Jėzus, ir pasižiūrėti, ar čia Jėzus, ar čia tik susikurtas jo paveikslas, kažkoks drožinys, atvaizdas, nulietas. Ir mes galvojam, mano Jėzus, tai yra toks, bet jis kažkaip nelabai atitinka Dievo žodžio. Bet tada sakysi, ne, čia mano Jėzus. Mano Jėzus tai yra kitoks nei tavo Jėzus. Juk kiekvienas mes turim savo Jėzų. Ir čia paskui, kai pasigilini, prasideda stabmeldystė, baisiau net negu stabmeldystė, kažkoks apsigavimas, kuriam nėra išeities. Tai sako, kad tuo metu Izraelyje kiekvienas darė tai, kas atrodė teisinga. O pasižiūrėjus, ką jie darė, baisu net galvot ir kalbėti, ką jie ten darė, kas jiems atrodė teisingai. Tai 17 skyriuje nupasakota yra situacija arba istorija, kuri grinai ir atspindi šitą teiginį. Tai nuo pradžių žiūrint, parašyta, kad Efraimo aukštumose gyveno toks vyras vardu Mikajus.
Panašu, kad jis gyvena su savo motina arba aplinkui ten ją ir kad iš ta motina matyt buvo turtinga, nes sako, kad iš jos kažkas paėmė 1100 sidabrinių. Ir antroji eilutė sako, parašyta, kad tas Mikajus tarė savo motinai, tu prakeikiai tą, kuris paėmė iš tavęs tuos pinigus, tuos sidabrinius. Ir tada priduria, bet tie pinigai pas mane. Aš juos paėmiau. Tada jo motina pasakė, viešpats, tai Jehova, te laimina tave mano sūnau. Tai tik Anai prakeikė, bet dabar jau tegul te laimina. Ir kai jis susigrąžino motinai 1100 sidabrinių, motina tarė, aš visus tos pinigus pašvenčiau viešpačiui, skamba lyg ir kažkas į gerumą, bet staiga išgirstam, kad tikslas, kam jinai pašventė viešpačiui, sako, kad mano sūnus, tai Mikajas, ėmęs juos iš mano rankos, padarytų drožtą ir lietą atvaizdą, todėl dabar aš atiduosiu juos tau. Tokią situaciją susidurėme Teisėjų 17 skyriui. Kažkokia moteris sugalvojo, kad reikia drožto ir lieto atvaizdo. Primenu, Išėjimo 22 eilutė. Tiksliau, 2 skyrius 4 eilutė. Nedaryk sau jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Jokio drožinio, jokio atvaizdo. Taigi Mikajas kaip ir sugrąžina motinai atgal pinigus, bet ji paėmė 200 sidabrinių, atidavė auksakaliui, kad iš jų padarytų drožtą ir lietą atvaizdą, ir juos pastatė Mikajo namuose. Taigi jis įrengė savo namuose dievų šventyklą, padarė efodą, čia jau Gideonas su efodu buvo prisidirbęs, efodas tai tik kunigui skirtas, o kunigai tik levitai, tik kunigui skirtas apdaras. Dalis apdaro. Ir taip pat terafimą ir paskyrė vieną iš savo sūnų kunigų. Tada prirašyta, kad tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus ir kiekvienas darė tai, kas jiems atrodė teisinga. Ir toliau rašo, kad atsirado toks levitas, tai primenu, levitai ir buvo Levio palikuonis, jie ir buvo skirti būti kunigais, patarnautojais, aplink šventyklą, arba tuo metu buvo tik susitikimo palapinė. Ir vienas toksai iš kunigų, jisai kažkokiu būdu atsitrenkė iki Mikajo ir užklydęs Mikajas jam pasiūlo, kad jis pas jį gyventų ir būtų kunigu Mikajui. Ir šitą Levito atsiradimą jis priima kaip ženklą iš Dievo, kad vadinasi visgi Dievas jo idėją pas save pasistatyti šventyklą jisai laimina. Ir jisai sako, dabar žinau, kad viešpats darys man gerą, nes aš turiu Levitą kunigą. Jūs išgirskit, ką jisai sako. Visų pirma, jisai pažeidžia visus įmanomus įstatymus susijusios su kunigais, su garbinimu. Tada jisai pagalvoja, ar jiems sąžinė užgraužė, bet kai jau paėmė Levitą, tai jis apsidžiaugė, galvojo, prieš tai galbūt Dievas taip nelabai žiūrėjo visą šitą sugalvotą mano bizniuką, bet dabar tai jis jau tikrai laimėsis, ašgi Levitą įsigijau. Ant kiek yra supratimas nutolęs nuo tikros tiesos, įstatymas visiškai pamirštas ir iškraipytas, nors mes, tarp kitko, dažnai darom tą patį, aš tą pastebėjau. Mes, pavyzdžiui, galime kažką machinuoti šiek tiek su savo versluose, galbūt gal kažkur kitur. Ir paskui, pavyzdžiui, prisidengti ir sakyti, bet juk 10 tai aš moku. Arba, aš ten darau tuos darbus, einu į bažnyčią. Viską darau gerai, tai Dievui turėtų viskas tikti. Bet, su Dievu taip nepavažiuoja, nes šventumas nėra tik tais 70% šventumas, o 30% čia nelieskit. Tu arba visas esi Dievo, arba tu nei trupučio nesi Dievo. Tai čia tas Mikajas toksai, žodžiu, taip ir baigėsi tas skyrius, kad Mikajas apsidžiaugė, turiu Levitą, dabar viskas su manim gerai. Teisėjų 18 skyrius realiai pradedamas nuo eilutės, kad tuo metu Izraelis neturėjo karaliaus ir kad visi elgėsi, kaip jiems atrodė teisinga. Ir tada parašyta, kad buvo Dano giminė, tai viena iš tų 12 giminių,
kad jie ieškojo krašto, kuriame galėtų apsigyventi, ir parašyta, kad jiems lyg tai dar nebuvo tas kraštas duotas. Lyg tai jie tokie palikti vargšeliai po žemės dalymosi, o čia ir parašyta po žemės dalymosi, nes tuo laiku jiems dar nebuvo duota paveldėjimo tarp Izraelio giminių. Izraelio giminėms paveldėjimas buvo dalinamas dar Jozuės 13 skyriuje, dėl to čia dar toksai truputėlį į tą pusę, kad lyg ir chronologiškai anksčiau turėtų būti šita istorija. Tai gerai, Jozuės 13 skyriuje ar 12 parašyta, kad Dano giminė gavo žemę prie jūros, bet jie tenai juos užpuldinėjo, ten buvo 2 nedraugiškos tautos ir jiems ta žemė matyt nepatiko ir jie išėjo ieškoti kitos. Tarp kitko, nei vienas iš giminių taip savavališkai nesielgia, kad eitų ir pats savo nuspręstų, kokią iš čia norėčiau geresnę žemę paimti, nes akivaizdu, kitiems išdalintos yra visos žemės. Nu gerai, bet dabar žiūrim, kas vyksta toliau. Tai tas Dano giminė išsiunčia žvalgus, 5 žvalgus išžvalgyti, kokį čia kraštą jiems geriau paėmus. Ir tie 5 žvalgai užklysta į to keistuolio Mikajaus namus, kuris turi pas save nulietą atvaizdą, levitas ten tarnauja. Ir jie pas jį užklysta ir nakvoja. Ir būdami pas Mikają, jie atpažįsta jaunuolio levito balsą. Biblijos tyrėjai sako, kad matyt dialektas buvo pas tą levitą iš to krašto, kur jie atpažino jį. Atpažįsta jo balsą ir užėję pas jį paklausė, kas tave čia atvedė ir ką tu čia veiki, ką tu čia turi. Jis jiems papasakojo, kad Mikajus pasamdė jį būti jo kunigu, tai čia irgi toksai erorsas, nes nieks nesamdo, joks asmuo nesamdo būti jo kunigu. Ką reiškia Mikajus pasamdė būti jo kunigu? Tai reiškia, tas levitas yra tarpininkas tarp Mikajo ir tarp Dievo, toks išeina įspūdis, ir dar ne šiaip už pinigus. Čia primena viduramžių katalikybę iš tikrųjų. Ir jie prašė, paklausk Dievo, tai tie tėjeliai prašė, paklausk Dievo, ar mūsų kelionė bus sėkminga. Kunigas jiems atsakė, eikite ramybėje, viešpats mato kelią, kuriuo jūs einate. Taigi šitie pasiuntiniai išeina ir jie eina, žodžiu, ieškoti vietos, kurią jiems užimti ir randa. Randa tokį Laišo miestą, kuris regis toli nuo visų kitų miestų. Ir jie nusprendžia, kad čia geras miestas, jie grįžta atgal pas savo Dano visą milžinišką hebrą. Jie tenai grįžta ir pasakoja, ką jie rado. Kad rado tokį miestą, kad žmonės ten gyvena nerūpestingai, ramiai, saugiai, tarp jų nėra valdininkų, jie gyvena toli nuo visų kitų, nepalaikė jokių ryšių su aplinkiniais gyventojais. Žodžiu, jie rado silpną miestą, gynybiškai silpną miestą, tie, kurie nesitikė būti užpuolami ir kad dabar šitie pirataujantis Dano žmonės eis ir tą miestą užpuls. Ir dar jie pasako, kad nebijokit, Dievas šitą miestą atidavė į mūsų rankas. Jie matyt daro išvadą pagal tai, kad kažkoks apsišaukėlis kunigas jiems tai pasakė. Ir ką, apsiginklavo 600 Dano vyrų, kad eitų užimtų tą teritoriją ir pakeliui buvo Mikajo namai. Tai vat, tie žvalgai šitiems savo sėbrams sako, ar jūs žinote, kad šituose namuose yra efodas, terafimas ir drožtas bei lietas atvaizdai. Pagalvokite, ką reikėtų daryti. Tai jie dar galvoja, pakeliui dar reikia ką nors tokio iškrėsti šunybę. Tai ką jie padarė? Jie visi apsupo Mikajo namus, tai 600 vyrų apsupo to žmogaus, tą jo savadarbę šventyklą. Užėjo pas tą levitą, tą apsišaukėlį kunigą, paėmė visus tos drožtą atvaizdą, lietą atvaizdą, efodą, terafimą. Ir levitas stovi su tais Dano vyrais ir pamatęs, kad išsinešami tie daiktai, kaip ir bando juos sustabdyti. Tada tie Dano vyrai, jie sako, tylėk, užsidenk ranką burną ir eik su mumis. Būk mums tėvas ir kunigas. Ar tau geriau būti kunigu vieno vyro namams ar visos giminės Izraelyje? Kunigas nudžiugo, nesgi karjeros laiptais tai pakilo. Dabar jis ne kažkokio Mikajaus vieno kunigas, o
ir net ne 600 žmonių, visos giminės, tai 1/12 viso Izraelio, jis va tam 12 bus kunigas. Čia tokia promotionas, toksai vat geras pakelimas karjeros laiptuose. Taigi jisai paėmė kodą jau savo rankomis, terafimą bei drožtą atvaizdą ir įsimaišė tarp žmonių. Taigi jie išeina visi su tais daiktais ir tada atsivyja Mikajas juos su savo vyrais ir sako, ką jūs darote, tai duokit mano daiktus. O Danas atsako, Dano vyrai atsako, nutilk, neerzink mūsų, kad įpykę vyrai neužpultų ir nenužudytų tavęs ir tavo giminės. Čia iš tikrųjų Biblijai va tokia plėšikiška istorija. Taigi Mikajas nieko nepešęs grįžta namo, nebeturi jau pas save šventovės, o tie vyrai, Danas, tie 600 vyrų, nuėjo į tą Laišą, užpuolė ramius ir saugiai besijaučiančius gyventojus, juos išžudė kardu, o miestą sudegino. Niekas jiems nepadėjo, nes jie gyveno toli nuo Sidono ir nepalaikė jokių ryšių su kitais. Tas miestas buvo Bet-Rehobos slėnyje ir Danai miestą atstatė ir apsigyveno jame. Ta miestą jie pavadino Izraelio sūnaus Dano savo tėvo vardu. Anksčiau tas miestas vadinosi Laišas ir tenai Danai pasistatė drožtą atvaizdą, o Manasos sūnaus Geršomo sūnus Jehonatanas, tai Manasas atsimena to, aš dabar galvoju, prie ko čia, taip, teisingai, Manasos sūnus, vienas iš palikonių, tapo kunigu Dano giminėje iki patos dienos, kai šalis buvo ištremta. Jie laikė pas save Mikajo padarytą drožtą atvaizdą ir visą laiką, kol Dievo šventikla buvo Šilojuje. Tai čia ką parašė, kad įdėjo šitą detalę šventoji dvasia, kad Dievo šventikla buvo Šilojuje, tai ne Dano miestas, tai yra visiškai kitas miestas. Ir Mikajas darė nuodėmę, kad jisai savo vietoje, ne Šilojuje, o dar šalia kažkokį tai kitame mieste pasistatė šventyklą, kad žmonės būtų nukreipti nuo teisingo kelio. Danas, visa giminė, padarė lygiai tą pačią nuodėmę. Nors Šilojuje buvo šventykla, jie pas save pasistatė tą drožtą atvaizdą. Tai šita istorija šiaip atrodytų iš tikrųjų, kartais kai kurios istorijos Senajame testamente atrodo kaip tokios perteklinės, tarkim, lyg tai jų neturėtų būti, tokios neaiškios. Bet iš tikrųjų jose yra prasmė, yra kodėl jos čia yra paminėtos. Ir va dabar pasiaiškinsim šiek tiek apie Dano giminę. Ir pamatysite, kaip viskas susiję yra. Tai pradžiai, iš viso, kas čia buvo parašyta, tai absoliučiai sugedusi istorija nuo pradžios iki pabaigos. Buvo Mikajas, kažkoksai tai ištroškė šlovės. Buvo motina manipuliuojanti, kurie įvedė stabmeldystę. Paskui buvo šitas Levitas, kuris galvojo, kad jis tarnauja viešpačiui. Tada buvo Dano giminė. Ir dabar pasižiūrėkit, visi šitie žmonės bent vieną kartą savo lūpomis minėjo viešpaties vardą. Ne šiaip Dievas, bet viešpats, Jehova. Ir nei vienas iš jų, minėdamas vardą, nesudrebėjo darydamas blogą. Vat iki kokio lygio yra nuodėmė, kai tu gali minėti viešpaties vardą ir nedrebėti. Kai tas vardas tavyje nesukelia tikros Dievo baimės ir pagarbos. Tai va čia tokie sugedę žmonės. Danas, vėliau Dano giminė, jinai išnyksta iš tikrųjų. Aš dabar paskaitysiu Apreiškimo knygos vieną vietą ir jūs nustebsite. Nes aš irgi nustebau, aš anksčiau tokias detalės nekreipdavau dėmesio, bet dabar atkreipiau. Apreiškimo 7 skyriuje yra štai kas parašyta. Sako, nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudus savo Dievo tarnų kaktas. Jo? Čia bus kalbama apie tą 144 tūkstančius išlikusių iš žydų giminės. Tai, sako, aš išgirdau tą paženklintųjų skaičių iš visų Izraelio vaikų giminių. Tai kiek dabar jų yra tų giminių? 12. Ir dabar skaičiuojam, vardina tas giminės. Judas, Rubenas, Gadas, Ašeras, Neftalis, Manasas, Simeonas,
Levis, Isacharas, Zabulonas, Juozapas ir Benjaminas 12, o Dano nėra. Nors jis iš tikrųjų, juk mes skaitėm savo akimis, kad jisai buvo Jokūbo palikuonis. Jį Jokūbas laimino dar kaip pradžios 8 skyriuje prieš numirdamas, jis visus sūnus laimino, aš specialiai pasitikrino, galvoju, gal aš praleidau. Tenai jisai sakė, Danas teis savo giminį. Dar jisai tenai buvo, bet paskui netgi jau kronikų knygoje Dano giminė išnyksta, tarsi jos arba jos nebelieka iš tikrųjų, nes Dievas nelaimino jų skaičiumi, jinai galėjo tiesiog išnykti, arba sąmoningai patraukiama, todėl kad jie į Izraelio tautą vėliau, tai pasiskirstis karalystė į 2 dalis, ten bus Izraelio ir Judo karalystė, jie atneš didelę stabmeldystę. Būtent jų teritorijų, va ten, kur tas Mikajo drožtas atvaizdas, ir kitoj vietoj bus pastatyti aukso veršiai. Vėl tie aukso veršiai sugrįš ir Danas bus va tas kaltininkas, per kuriuos sugrįš tie aukso veršiai. Kai kurie Biblijos tyrėjai mano, bet čia yra nuomonė, čia nėra faktas, to nerasime užrašytos Biblijai, bet jie mano, kad būtent iš Dano giminės ir kils antikristas, todėl jie yra nepaminėti Apreiškimo knygoje. Tai žodžiu, tokia yra to Dano istorija. Ir dabar atrodytų, kad dabar jau tiksliau, ką noriu pasakyti, kad dabar aiškiau atrodo, kodėl čia ta keista tokia istorija apie Dano giminę, kaip kažkokį miestą užėmė ir koks mums skirtumas, kad tą miestą užėmė, didelis skirtumas. Nes jie įrengė stabmeldystės centrą. Dievas nekenčia stabmeldystės. Tai turi būti užfiksuota istorijoje, Biblija yra Dievo istorija užrašyta ir tai turi būti užfiksuota, kad būtų matoma visiems. Teisėjų 19 skyrius yra šiurpus, baisus skyrius, aš jį tik perpasakosiu keliais sakiniais, nes iš tikrųjų dar baisesnis už Sodomą ir Gomorą. Tai jame kalbama apie vieną levitą vyrą, jis iš Judėjos, iš Betlėjaus kilęs. Tai jisai turi sugulovę, ta sugulovė jam neištikima ir pabėga pas savo tėvą. Tas levitas atvažiuoja pas savo uošvę ir tą savo sugulovę, bet čia ne tokia sugulovė, kokia įsivaizduoja, čia labiau ten teisiškai buvo angliškai concubine, tai ne harlot, tai reiškia, kad jinai ne ištvirkėlė, bet sugulovė. Tai kaip ir neturinti paveldėjimo teisių, tarkim, žmona, bet neturinti paveldėjimo teisių. Taigi, ta sugulovė pabėgo, paskui jis ją parsigabent nori namo ir bekeliaujant namo, jie užsuko į vieną miestą, Gibėją. Ta Gibėjos miestas priklauso Benjaminui. Benjaminas yra vienas iš 12 giminių, taip? Tai va, į tą miestą užsuko ir jie apsinakvojo pas vieną senuką. Ir kaip ir būtų viskas gerai, bet naktį pas jų namus apsupo to miesto vyrai, pradėjo daužyti į duris ir reikalavo, kad išvestų, senukas išleistų tą levitą, kad jie jį pažintų. Identiška situacija kaip Sodoma ir Gomora. Ir tas senukas irgi, jiems bando prakišti savo dukras, jiems nereikia, tada jie iškiša tą sugulovę. Ir nereikia sakyti, ką jie ten su jie darė, bet taip ten bebūtų, ryte jinai buvo nukankinta ir jau mirusi. Tas levitas parsinešė tą sugulovės kūną namo, padalino peiliu, parašyta, į 12 dalių ir išsiuntė kiekvienai Izraelio giminiai. Tai 12 giminių, 12 dalių. Išsiuntė kiekvienai giminiai. Giminės gavusios tą kiekvieną dalį, jiem tai matydami visi kalbėjo, sako, tokių įvykių nėra buvę nuo izraelitų išvykimo iš Egipto iki šios dienos. Apsvarstykime ir pasitarkime ir nuspręskime, ką reikia daryti. Ir žodžiu, net neįtikėtina, kad tokia istorija vyko šitos tautos istorijoje, bet taip vyko. Taigi 20 skyriuje tada parašyta, kaip visos giminės, išskyrus Benjaminą, nes jie kaip ir kaltininkai gaunasi, kad visos giminės susirinko viename mieste, Micpoje, ir tada jie tarėsi, ką daryti.
Ir tas levitas iš naujo viską turi nupasakoti. Sako, aš atvykau su savo sugulovė į Gibėją, priklausančią Benjaminui, apsinakvojau. Gibėjos vyrai naktį mane apsupo namus, jie norėjo mane nužudyti, mano sugulovė nukankino taip, kad ji mirė. Tuomet savo sugulovę supjauščiau ir jos dalis išsiunčiau į visus Izraelio paveldėtus kraštus, nes jie padarė Izraelyje bjaurų nusikaltimą. Izraelitai, dabar apsvarstykite ir nutarkite, ką daryti. Faktas yra vienas, kad Sodoma ir Gomora vyko iki sandoros. Dėl to tenai nebuvo tokio bendro teismo. Tenai teisė Dievas. Dabar šita situacija yra jau sandora jau susiformavusi giminė. Ir jie iš tikrųjų pagal įstatymą, taigi šitie Gibėjos vyrai, jie turi būti užmėtyti akmenimis. Taip yra parašyta, nes jie pradžiai iš viso norėjo tą vyrą pasimti ir ten daryti su juo, ką jie nori, homoseksualius santykius praktikuoti. Tai kunigų knygoje yra parašyta užmėtyti akmenimis. Tai dabar jie iš tikrųjų susirenka visi ir sprendžia, ką daryti su Gibėjos miestu, kuris yra Benjamino teritorijoje, ką daryti su šito miestu. Visi Izraelio vyrai susirinko kariauti prieš tą miestą. Jie buvo visi susivienyje. Izraelio giminių vadai išsiuntė vyrus į visą Benjamino kraštą, klausdami, kodėl tarp jūsų vyksta tokios piktadarystės. Išduokite tuos vyrus, Belialo vaikus, gyvenančius Gibėjoje, kad juos nubaustume mirtimi ir pašalintumėm piktą iš Izraelio. Bet Benjaminai nenorėjo klausyti savo brolių izraelitų. Tai va, ir dabar dėl šitos situacijos prasideda pilietinis karas. Kitaip tu jo nepavadinsi, nes tai karas ne su priešu iš išorės, o tarpusavy. Tai santykis tarp tų dviejų kariuomenių, tai vieni Benjaminai, vienintelė giminė, tarp kitko jie garsėja kaip karingi labai vyrai. O kitoj pusėje visa kita likusios 11 giminių. Tai jų buvo 400 000, tų 11 giminių, o Benjamino 26 000, tai gerokai mažiau. Bet jie 2 kartus Benjaminai sumuša izraelitus. Nesvarbu, kad jų daugiau, jie tiesiog sumuša. O izraelitai grįžta tada į savo stovyklą, jie rauda, kelia rankas į viešpatį, pasninkauja, deginamasias aukas aukoja, sako, kas vyksta. Jau jie nebežino, ar eit ar neit, ar Dievas laimina šitą kovą ar nelaimina. Galiausiai 3 kartą, jau kai meldžiasi, verkia ir raunasi barzdos plaukus, jiems Dievas sako, kad eikite prieš juos. Jau Dievas tada juos siunčia, kad jie eitų prieš juos. Ir tada jie sumuša tuos Benjaminus. Ten tokia klasta irgi padaro strategiją panašiai kaip Jozuė. Ir iš visų tų 26 000 vyrų lieka 600. Ir tada vyksta iš tikrųjų tikra komedija. Tai va sakau, čia tas Teisėjų knygos paskutinis gabaliukas atspindi šitą eilutę pakartotą kiekviename skyriuje. Kiekvienas darė tai, kas atrodė teisinga jo akyse, o tai yra cirkas. Nes kitoje eilutėje vyksta štai kas. 11 giminių susirinkę vėl atgal į tą pačią vietą Micpą. 11 giminių, tai tie 400 000 minus ten, kiek jų nužudyta buvo. Visi vyrai prisiekė, kad dabar nei vienas iš jų neišleis savo dukters už Benjamino. Tai reiškia, šitie 600 vyrų yra pasmerkti išnykti, nes jie neturi žmonų, visos jų žmonos nužudytos, jie vieni iš viso liko iš visos giminės. Vaikų nebėra, nieko nebėra. Tada susirinko Betelyje visi 11 giminių. Benjaminiečiai slepiasi dykumoje. Betelyje susirinko ir sėdėjo iki vakaro, Dievo akivaizdoje graudžiai verkdami. Ir klausė, viešpatie Izraelio Dieve, kodėl taip atsitiko Izraelyje? Kodėl šiandien pasigendame vienos Izraelio giminės? Izraelitai, juk jie prisiekė, kad jie neatiduos savo dukrų už benjaminiečius. Ir pagal jų įstatymą negalima atšaukti priesaikos. Tai izraelitai gailėjosi benjaminiečių ir kalbėjo, šiandien viena Izraelio giminė sunaikinta. Ką darysime, kad likusieji benjaminai gautų žmonų? Jie prisiekė, kad jie žmonų neduos, o dabar krapšto galvas, kad iš kur mums jų gauti žmonų?
Ne tai, kad tie benjaminiečiai patys turėtų šiaip tai pasirūpinti, patys kalti, kad taip įvyko, bet dabar visi likusieji 11 vyresniai čia broliai, tai vadinasi, galvoja, nu prisidirbom, prisižadėjom, tai dabar reikia gauti žmonų kažkaip tai jiems. Tai juk sako, mes prisiekėme viešpačiui, kad jiems neduosime savo dukterų. Ir tada jie sugalvojo planą. Susirado miestą, kuris nedalyvavo šitame susirinkime, jų savekų, savų tarpų, čia jie kalbama apie izraelitus. Nuėjo į tą miestą, išžudė visus, išskyrus mergelės, liko ten 400 mergelių ir tas mergelės atidavė benjaminiečiams. Jie pasiūlė jiems taikos sutartį ir atidavė benjaminiečiams. Bet 400 ir 600 nesueina, tai lieka dar 200 ir čia iš tikrųjų Biblija, ta prasme čia ne aš prigalvoju visą šitą. Tai sako, iš kur dar 200 gauti tų mergelių? Jie tada sugalvojo planą. Tai čia tie, kurie patys prisiekė, patys kariavo, patys baudė, jie sugalvojo planą, sako benjaminiečiams, dabar jiems sako, kada vyks viešpatie šventė ir išeis mergelės šokti, tai jūs pasislėpkite krūmuose, pavokite tiek, kiek jums reikia tų mergelių vietinių izraeličių, o kai jų tėvai ir broliai ateis pas mus skųstis, kad jūs čia pavogėt, kad benjaminai pavogė, mes jiems pasakysime, kad mes dėl jų nekariavom, mes priesaikos nelaužėm, lai būna kaip būna. Ir iš tikrųjų taip ir įvyko, benjaminiečiai pasivogė tas 200 mergelių ir viskas. Ir tom baigėsi, kad giminė visgi buvo pratesta. Ir Teisėjų pati paskutinė eilutė, Teisėjų knygos, po šitos komiškos situacijos, kai buvo išspręstas Benjamino žmonų klausimas, paskutinė eilutė tokia ir yra. Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodo teisinga. Ir va šitos 3 pastie 17, 18, 19, 20, 21 berods, jie iš tikrųjų šitos eilutės ir apibendrina, bet kas šitose skyriuose yra. O jeigu apskritai reikėtų Teisėjų knygą, nes dabar jinai baigėsi, tai jeigu apskritai reikėtų Teisėjų knygą apibendrinti, kokias pamokas iš jos pasimti, tai pirmiausia, matyt, aš atkreipčiau dėmesį į Dievo gailestingumą. Nes kai skaitome tą tragišką izraelitų širdies situaciją, jų stovi, mes matome, kaip jie vis giliau ir giliau grimsta į nuodėmę, į nusigręžimą nuo Dievo. Ir kiekvieną kartą, kai jie nugrimsta ir jie šaukėsi viešpaties, išsigandę, kaip maži vaikai, viešpats kiekvieną kartą jų pasigaili. Pasekmės visą laiką būna vis gilesnis, nes ir nuodėmė gilesnė, bet vos tik jie atsigręžia į viešpatį, jis iš karto pasigaili. Tai va aš šitą paimu, kad pamatyti, koks viešpats gailestingas yra visiems. Vos tik atsigręžia į viešpatį, nes tai parašyta, sako, jis yra ištikimas. Kai išpažįsti jam nuodėmės, jis atleidžia. Tai va čia yra tas, jeigu Luko Evangelijoje skaitėte apie sūnų palaidūną, tai va čia jis tėvas ir yra Dievas. Tai tas, kuris laukia to sūnaus palaidūno pargrįžtančio. Tai va tas labai gražiai Teisėjų knygoje matosi, kaip ta tauta, jinai taip nupiešiama, dar baisiau už tą sūnų palaidūną, kuris ir taip nėra, mane visą laiką erzina, aš matyt vyresnysis brolis, tas esu, mane erzina, jo grįžimas atgal, kad jis tiek prisidirbo, kaip iš drįso tėvo turtus išvaistyti ir grįžo ir gavo gailestingumą. O Izraelio tauta dar baisiau nupiešiama. Taip parodomas jų šviesoj, visas tas bjaurumas, tas nusikaltimo, kad atrodo, neverta kažkaip tai, kad susilauktų gailestingumo. Bet ne mesgi Dievo kontrolieriai, jisai nusprendžia, kada jisai gailestingas yra. Tada kitas, ką aš pamoką pasiemu, kad Adomo prigimtis sugedusi, ta, kuri buvo po nuopuolio, ta nupuolusi prigimtis, jos neįmanoma niekaip kitaip atitaisyti, kaip nauja prigimtimi. Tai reiškia, kad tu negali tautos, kurioje negyvena šventoji dvasia. Tu negali paimti ir priversti jos tapti naujais kūriniais, kas esame dabar mes.
jie buvo pasmerkti eiti į pražūtį. Tiesiog pasmerkti, kad jiems įstatymas juos tik supančioje ir dar labiau išryškėja nuodėmė, kaip romiečiams laiške sako. Jie buvo pasmerkti gyventi nuodėmės akistatoje. Ir vat aš tą pamačiau, kad ožkų jie vis nepaversi vien įstatymu. Jo? Avis turi gimti iš naujo. Čia va tiems, kas supranta, ką aš turiu omenyje, tikrai supras. Ožys negali tapti avimi vien gerai elgdamasis, tai yra klausydamas Senojo testamento. Ožys tampa avimi, kada ožys miršta, o avis prisikelia ir tampa nauju kūriniu. Dar iš Teisėjų knygos, tai ačiū Dievui, kad Dievas gali panaudoti netobulus įrankius. Tai vat ačiū Dievui. Tie visi tikėjimo vyrai, jie buvo tikrai netobuli įrankiai. Bet buvo ir Dievas juos panaudoja.